Sveiki, mėlėjai. Čia laida Reidas. Tai baisi laida apie mus, kokie mes vis dėlto esame ir šiandien laidoje matysite. Tas pranešimas skambėjo grėsmingai, jo kelyje už Rimkų nuo kelio nuvažiavo automobilis Audi A6, o šalia šlaistosi 3 jaunuoliai, kurie gali būti neblaivus. Atvykę policijos patruliai nustatė, kad jaunuoliai buvo blaivus, kad 20-metis vairuotojas išsigandęs pravažiuojančio vilkiko svirtelėjimo lengvame posūkyje nuvažiavo nuo kelio ir jau po to, bandydami automobilį ištraukti iš griovio, jie gerokai pagilino ir pailgino melioracijos griovį. Vaikinus ištraukė pro šalį važiavęs geras dėdė su sunkvežimiu ir kadangi šis nuvažiavimas nuo kelio aplinkai matomos žalos nepadarė, tai jiems buvo palinkėta gero kelio ir tiek žinių. Kraustumės į kitą siužetą. Kitas siužetas tai šių dienų aktualija. Dariaus ir Girėno gatvė Volkswagen Passat užkliuvo už dviratininkės, kuri važiavo šaligatviu ir bandė kirsti kelią, nenulipusi nuo savo technikos. Su kuria vieta kliuvo? Nieko nevyko, čia su bamperiu biškai. Tai jeigu nieko nevyko, kam ta policija? Nu, krito iškrito. Mes nekvietėm. O įsivežė žmogų? Tada... Sakė, nubrozinimai. Tada sakot, nieko nebuvo. Tada buvo? Nubrozinimai. O tai kaip buvo? Parvažiavome iš čia, o mes išvažiavome iš kiemo savo. Iš kiemo? Jo. Čia gyvenat? Jo, aš gyvenu kitą vidurinį ėjimą. Aha. O aš žiūrėjau į tą pusį gatvės. Ar iš ten niekas neatvažiuoja? Ką? Ar iš ten niekas neatvažiuoja? Aš čia gyvenu išlaikščiai. O čia atvažiavo šaligatviu? Jo, atvažiavau šaligatviu. Iš man pastumiau. Mes stovėjom. Tai į jūs atsimušė? Ne, su priekiu, jeigu numušė, tai jūs jau judėjot, vadinasi. Ne, aš pajudėjau, jinai tų momentų sugretinom, su vienam su kitu, nu ką sakyt, palygiai sugretinom. Jinai parvažiavo čia, aš tik pradėjau judėti. Jinai pastumiau ją, sakau. Supratau. A sąmoninga buvo? Jo, kada namo, sako, mane namo, sako, parvežkit geriau. Namo? Na. Jeigu ligonį išvežė, tai gal namo neveškit. Tai sakau, palaukiam, sako, greit. O jauna, sena, kiek? 3 metų. Kiek? 23. 23? Tai mano metų. 23 metų mergina buvo išvežta į ligoninę ir paleista gydytis namo. Žinote ką? Šioje vietoje šį pavasarį jau vyko 3 panašus incidentai ir ne krūmai kalti, o dviratininkai, kurie važiuoja šaligatviu ir nesitiekia nulipti nuo savo dvirkos, kad galėtų įsitikinti, ar toliau kelionę tęsti saugu. Šiuo atveju mergina paleista gydytis namo. Dviratininkė, būk atsargus. Žadama graži vasara. Negi malonu bus ją praleisti su gipsuota koja ar sudaužyta galva. Vieną ketvirtadienį apie 7:30 vakaro Klaipėdos rajone Aukštkiemių kaime, kuris geriau žinomas Žaliojo slėnio vardu, įvyko skaudoka avarija. Įvykio vietą buvo iškviesta policija ir medikai. Dizeliniu kuru maitinamas automobilis BMW jau iš kotedžų teritorijos čiuoždamas šonu posūkyje atsidūrė priešingoje eismo pusėje ir rėžėsi į dešinę kelio pusę važiuojantį automobilį Audi A6. Kai atvyko policijos pareigūnai iš avarijos vietos, BMW vairuotojas buvo dingęs, o keleivis Jovydas tiesiog buvo girtas ir papasakojo štai ką. Čia iš namų. O kokiu greičiu? 40. 40 ir taip sumetė? Nesumetė, bet tai paspaudė daugiau gazo. Aha. 3.0 dizelis. 3.0 dizelis, supratau. Bet brolis tikrai nebus girtas? Ne, jisai atvažiuoja? Sveikas. Duodu, tikrai 5. Ne. Gerai. Važiuoja. Nes tu toks esi pakalęs šiek tiek. Pakalęs. Aš tai jo. O ką geri šiaip? Šnapšą. Šnapsą. Šaunuolis. Net nevėluosiu. Nu, teisingai. Vėluot nereikia. Paspaudėme rankas ir atvažiavo brolis, BMW savininkas. Jis iš tiesų buvo blaivus, bet pamatęs avarijos padarinius, nesutiko su tuo, jog jis vairavęs automobilį. Jis netoks kvailas, kad prisimtų kaltę. Tuo metu Jovydui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,12 promilės alkoholio. Audi vairuotojui Danilui buvo iškviesti medikai, vyriškis iš pradžių atsisakė vykti su medikais į ligoninę, tačiau sakė, kad vėliau susitvarkys reikalus ir jos kreipsis dėl sumuštos galvos. Tuo metu Jovydas sugalvojo, kad gal jo brolio mašiną vairavo toks kaimynas Darius, tačiau jis kotedžo buto durų neatidarė ir į telefono skambučius nereagavo. Aukštkiemio bendruomenės pirmininkas buvo pasipiktinęs tokiu incidentu ramioje vietoje, kur gražią pavakarę daugybė vaikų važinėjo dviračiais ir riedučiais. Absurdas. Mano paties vaikai, taigi 5 ir 11 metų dukras su dviračiu važinėjo čia. Baisu. Jeigu dar vietiniai gyventojai, tai čia, kaip sakant, reikėtų vietos linčą padaryti. Tai vietos linčą, pažiūrėkit, kokie družiai, jūs pažiūrėkit, kokie družiai. Tai va, dabar aiškim, tai čia vyrai, čia. Pažiūrėkit, kokie družiai, kaip jisai čia pravažiavo. Na, kitą rytą BMW vairuotojas šaukiamojo amžiaus Darius atsirado. Jis paaiškino, kad išsigando, pabėgo, graužėsi dėl atsitikimo. Vairuotojo pažymėjimo neturi, bet turi mažą vaiką. Klaipėdos kelių policijos biure jam buvo surašytas protokolas už pabėgimą iš avarijos vietos ir protokolas iš karto buvo suplėšytas, nes tuo metu atėjo pranešimas iš ligoninės, kad ten atsidūrė Audi vairuotojas, šiaip į ligoninę neguldoma. Pradėtas kitoks tyrimas, kuris idiotiškos muzikos mylėtojams kainuos labai brangiai.
Taigi Šilutės plente ir kelio remonto darbai ir banali avarija tapo visai nebanalios avarijos priežastimi. Ir dar, avarijos dalyviai sustojo pakalbėti apie abipusį supratimą. Neįsitikino, kad trečioj vietoj aš važiuoju. Mėginau dar išvengti, suktis link arčiau bordiūro. Susikūriau. Supratau. Nu, kaip čia skersai gatvė važiuojant? Aš išvažiavau iš gatvės, Šalutinė gatvė. iš Paryžiaus. Taip. Nu, man reikia važiuoti į ligoninę, tai reikia į trečią eilę. Aš čia matot, kiek eilės, čia galima stovėti, neišvažiuoti pusę dienos. Tai praleida pirmą juostą, antrą moją važiuok. Taip. Ir aš įvažiavau į trečią juostą, į trečią juostą išvažiavau, įgavau smūgį. Bet dėl avarijos kaltas jūs. Kodėl? Kaip tai kodėl? Jūs važiavote iš šalutinio kelio? Dėl taip aišku. Jūs išvažiavot, mielas ponia? Tie praleidžia. Nu ir kas, kad praleidžia? Reikia įsitikinti, kad ir trečias praleis. Nu, tai aš nepamačiau, iš kur jis atėjo. Nesvarbu, tuo labiau nepamatėt. Mielas ponia, reikia įsitikinti, kad ir trečias jūs praleidžia. Jūs atvažiavote iš šalutinio kelio. Kiek metų vairuojat? Nu, tai jau tau, 20 ar daugiau. 20. Na, vyrai, variantų nėra. Kas iš šalutinio kelio tas kaltas, kas reikiuosi tas kaltas, kas į galą tas kaltas, kas atbulas tas kaltas, kai abu atbuli, ne visada abu kalti. Štai su šiais svaičimais mes paliekame šią vietą ir kraustumės į kitos avarijos vietą tame pačiame Šilutės plente. Tą penktadienį apie 3:30 popiet Klaipėdoje Šilutės plento ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje prisiskraidė automobilis Opel Omega vairuojama visiškai girto piliečio. Automobilį Opel Omega išvažiuojantį į žiedinės sankryžos inercinės ir alkoholinės jėgos nusviedė nuo kelio įskiriamą juostą. Kairės pusės priekinio rato automobilis neteko atsimušęs į bordiūrą, anava ten. Tada automobilis 3 ratais dar čiuožė pienių lauku ir numušė metalinį žymeklį. Po to vairuotojas vis lėtėjantį automobilį pabandė nukreipti kelią, tačiau nestipriai kliudęs trečia eismo juosta važiuojantį Volvo sustojo žolinė. Automobilio Opel Omega vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,87 промилле алкоголя. Добрый день, господин. Как вам так получилось порулить? Убирай камеру. Серьезно? Серьезно? Да. Повторите, пожалуйста. Если я вас покажу в телевизоре, что вы мне сделаете? Вы сказали, что убьете меня? Да? Сказали так? Žmogus virš 30 metų gyvena Lietuvoje, tačiau lietuviškai kalba prastai, kaip ir vairuoja. Fiksuojant įvykį, piliečiui atsibodo sėdėti policijos automobilyje ir jis pareigūnui pasiūlė 50 eurų kyšį. Ir kyšį pasiūlė ne už tai, kad pareigūnas paskubėtų pildyti dokumentus, o už tai, kad jis apskritai nustotų tai daryti. Dėl kyšio siūlymo Klaipėdos policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. O dėl avarijos jis nebus baudžiamas, nes Volvo vairuotojas jam pretenzijų neturėjo. Pasirodo, jie pažįstami – jūreiviai. Tad Liubomiras bus baudžiamas tik už vairavimą, kai nustatomas sunkus girtumo laipsnis. Jo laukia 579 arba 868 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą nuo 24 iki 36 mėnesių arba 10-30 parų areštas. Tačiau netenkant vairuotojo pažymėjimo tokiam pačiam laikui – 2-3 metams. O dabar kraustumės į reklamą su viltimi, kad antroji laidos dalis bus blaivesnė. Dabar reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Dituvos soduose prasidėjo girtų avarijų sezonas, o Dituvos kaime per avariją sužeisti 4 žmonės. Antroje reido dalyje dar vienas, o gal ir ne vienas policijos reidas, visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, o mes tęsime laidą. Penktadienio vakaras Gargžduose buvo šiltas ir smagus, žmonės blaivus, šviesus ir ne kitaip tą vakarą pasitaikė Minijos slėnyje. Štai pilietis metė gerti, pradėjo vairuoti. Jaunas vairuotojas. Jaunas vairuotojas esat? Baidžiai. Dar stažo nėra. Ne. Nėra. O klevo lapą turit? Turiu ir gal sudėt. Ar rimtai? Nu, pažiūrim. O kiek pačiam metų? Man 50 su virš. 50. Tai mes vienmečiai, taip? 53 bus vasara. O, tai aš vyresnis už jūs. O tai ir tik 2 metus vairuojat? Jo, aš mečiau gerti. Tai pradėjot vairuot? Jo. O čia tai sprendimas. Aš biškai anksčiau mečiau gerti ir tada pradėjau vairuot. Keli 5 metai, negi. Supratau. Ir geriau vairuota, ne negu gert. Ką? Geriau vairuot negu gert. Geriau. Tai ate iki, gero kelio.
Kitas jaunuolis primiktinai prašė patikrinti jo bagažinę. Gal bagažinę norit pamatyti, kiek ten alaus? Ne, Ruošime savaitgalį. ne. Norit? Bagažinė, gali vežiotis alų bagažinė. Ir mėsą netgi gali vežiotis. Nu, pasigersit, ką toliau darysit? Ai, čia tik tai, čia negersim, čia dovana bus. Supratau, kas per dovanas alkoholinės? Alaus tortas. Alaus sortas? O jis jau padarytas yra? Ne, dar nėra, bet darysim. Tai va. Ai, supratau. Štai žvakučių viskas. Kokie geri žmonės šiandien siūlo pažiūrėti bagažinę. Gargždų moteris kaip Skoda pensininkai, jeigu atsibosta stovėti patikrinimo eilėje, išvažiuoja prieš eismą ir važiuoja savo. O ten ištisinė linija irgi A. Nu tai stabdį paspauskit, nes nurėdėsim vis. Ką? Nu tai kai, o Nu, tai kas ką, kaip? žinau, nu čia Ką aš žinau? pravažiau, manęs Ati- taigi nieks nestabdė. Kaip tai nestabdė, ponia? Oi, reikia. Yra stop ženklas. Čia Stop nestabdė. ženklas yra. Jūs turėjote eilėje stovėti. Ateisęs pirkot ar išsilaikėt? Išsilaikiau. Nesimato. Tada pasikartokit kelių eismo taisyklės. Ten yra ištisinė linija. Jos kirsti negali. Ne, nu aš čia šiuo atveju tai tikrai pasimečiau, O žinokit. ko pasimesti? Nu nežinau, aš tiesiog vat pravažiavau. Važiuojat kaip visi. Visi eiliai stovit, Ten ne? prieš mane tas, kur važiavo, jis sustabdė, aš kažkaip Tai visi man parodė, kad važiuoti. Mato tokį ženklą, va. Stop. Man parodė tą merginą, kad važiuoti. Tai pavažiuoti į priekį, o nedėti prieš Nu, aš eismą čia per ištisinę pristabdžiau, ir kitiems prieš aš nosį. čia pristabdžiau. Nu, žinokit, čia įvyko pasimetimas. Nu, paprasčiausiai. tada kitas iki nepasimeskit gerai, kad Nu, paskui nes aš netyčia, šiuo atveju tai tikrai net, nu, kaip pasakyti. kad netyčia eismo įvykis Nu, neatsitiktų gerai. netyčia jo. Čia aš pastoviai važiuoju to keliu, čia nėra tai buvę. Ir tuo labiau, kai jisai, sakau, man parodė, aš ir Ne, pravažiavau. turbūt parodė, kad jūs toliau pravažiuotumėte Ne, į aš priekį. tos ištisinės juostos tai tikrai būčiau nekirtus. Taigi aš Nu. atvažiavau normaliai. Nu, tai ir nereikėjo jos kirsti. Nu tai ką, žinau, aš čia pirmą kartą va, tas reidas. Gerai, kitas iki atidžiau, gerai. Važiuokit su visais tiesiai, visada važiuokit, niekur neišsukit. Gerai, iškelkit. Buvo sulaikytas motrolerio vairuotojas, kuris pagalvojo, kad pliurpai vairuoti užtenka pažymėjimo, jog jis išklausęs kursus. Ne, nu išdavimo data 27. Tokį dalyką tikrai nežinau. Liudėjimas į metus laiką galioja. Ne, čia tikrai ne vairuotojo pažymėjimas. Tikrai. Žiauru, nes piliečių surašytas protokolas už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Matys, net B kategorijos neturėjo, kuris suteiktų teisę vairuoti pirdas, kurių variklio gale iki 49 kubinių centimetrų. Jau temsant buvo persikraustyta į Basanavičiaus gatvę ir tai yra Gargžduose, ne Palangoje. Ir čia yra taip, kas trečias dviratininkas girtas. Šis ponas blaivus, dar vieną praleidžiam, šitas stabdom, o šitas ponas neblaivus. O tai biškį alaus protokolas. Ateikit iš šoniuko. Dabar eina miegoti, nes anksti ryte vėl į reidą. Klaipėdos krašte prieš prasidedant rytiniam kelių policijos reidui buvo gautas pranešimas, kad ir sekliuose tvoras išvartė automobilis Opel Omega, o vairuotojas pabėgo. Apie pusę 6 ryto Lingių gatvėje kelkraščiai ant žolės nesuvaldytas automobilis Opel Omega trenkėsi į tvorą ir įstovintį automobilį Volkswagen Passat. Kadangi tykų rytą sodiečiai pakirdo iš karto, tai vairuotojas nieko nelaukęs dingo. Girdėjot ką nors? Girdėjau smūgį, miegojom čia. Aha, apie kelintą valandą čia viskas vyko? Prie 26. Bet 26. Laikas keltis. Pažadino. Darbuotis. Supratau. Labas rytas. Labas rytas. Kieno mašina? O, sėdė vairuotojas automobilį. Koks vairuotojas? Ne vairuotojas, o savininkas. Ai, savininkas ten yra? Taip. Supratau. Ką, jūs čia veikia 6 ryto? O, palaikom draugiją. Supratau. O žinot, kas vairavo? O, neklauskit. Ne ta stadija. Ne ta stadija? Tai pamiegoti dar reikėjo jums? Dar reikia pamiegoti. Supratau. Nu, kaip čia parvažiuota? Sunkiai. Posūkis, žolė, skersas, tvora. Opel Omega. Į sodus atvykę policijos pareigūnai greitai surado automobilio savininką, kuris paaiškino, kad išvakarėse mašiną paskolino kaimynui. Dabar jau tą kaimyną reikės surasti ir jis buvo surastas. Ne metų vairavimo stažo neturintis 19-metis Aidas, tai yra šaukiamojo amžiaus jaunuolis, buvo neblaivus, jam nustatytas lengvas girtumas 0,51 promilės alkoholio. Toks gražus rytas, o tai prisidirbta. Išversti 6 metrai tvoros, kliudytas stovintis automobilis, pabėgta iš avarijos vietos ir dar girtas. Geriau nesugalvosi.
Tuo metu Klaipėdos kelių policijos pareigūnai išsirikavo prie nuvažiavimo nuo vadinamo mokyklos gatvės viaduko. Susumavus rytinio reido rezultatus iki 11 val. Ryto, galima daryti išvadą, kad žmonės žino, ką veikti prieš savaitgalį gavus algą. Nuo 7 val. Ryto iki pusės 11 net 16 vairuotojų organizme aptikta leistina norma alkoholio. Promilės svyravo nuo 0,07 iki 0,41 promilės. Pastarosios promilės rastos moters organizme. Kita moteris nesutiko su alkoholio matuoklio parodymais, nors jie rodė leistinus skaičius 0,07. Sakė, kad pati yra gydytoja, gėrė prieš savaitę ir ryte jokio alkoholio negalėjo būti, tad važiuos į ligoninę duoti kraujo. Dėl šventos ramybės, dėl savęs. Žurnale pasirašė, kad su parodymais susipažino, bet su jais nesutinka. Apie 8 val. Ryto policijos postui persikraušius į Liepų gatvę prasidėjo neblaivios istorijos. Leistinos alkoholio normos baigėsi, prasidėjo neleistinos. Pirmas sustabdytas neblaivus vairuotojas vairavo automobilį Renault Laguna. Richardui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,71 promilės alkoholio. Penktadienį gėrė alų, jautėsi puikiai. Palangiškis Kęstutis vairavo Toyota Camry Solara. Pilietis važiavo į plaukimo baseiną Klaipėdoje, jam nustatytas lengvas girtumas 0,46 promilės alkoholio. Automobilio Audi 100 vairuotojų vidui taip pat nustatytas lengvas girtumas, tačiau kita istorija, jis herojai privertė užsimti už galvos ir ilgai taip stovėti. Automobilio Volkswagen Passat vairuotojų Vytautui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,43 promilės alkoholio. Alkoholio matuoklio paklaida vairuotojo negelbėjo. Po kokius nuo vakaro 6, po kokius 3 butelius pasidarbuodami kaime ten. 3 butelius, stiprus alus buvo. Ne. Vidutinis. Nežinau, čia tokia reklama mūsų aludariams daroma, kad aš nežinau, žinokit. Išgeri po 3 butelius ryte ir ryte mašiną konfiskuoja. Nu tai ką mes galim kalbėti daugiau, nežinau. Gal mažiau gert reikia? Ta aš taip galvoju. O jūs su tą mašiną turėjote jūsų neišvažiuoti? Jo, rytoj. Jeigu antrą kartą pakliuot, konfiskos teismas dabar jau. Įsivaizduojat? Bilietai nupirkti, viskas sutvarkyta. O vienas važiuosit? Dviese turi vairuoti, kitas žmogus vairuoja. Jis ten, mano mašiną jis vairuoja. Bet sąlygas sutarta. Bet mašina, žinokit, konfiskuojama bus. Turit bėdą. Taigi vairuotojas vairavo automobilį, kai iš jo yra atimta teisė vairuoti už vairavimą išgėrus, kadangi tai vyko antrą kartą per mažiau kaip metus, tai automobilis Volkswagen Passat teismo sprendimu gali būti konfiskuotas. O su tuo automobiliu ketinta keltis keltu į užsienį. Bilietai nupirkti ir mašinai, ir žmonėms, laukia šviesesnis rytojus Norvegijoje, o čia žmogus liko be mašinų. Ta patį šeštadienį prieš pirmą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone kelyje Baukštininkai Šatriai susidūrė lengvasis automobilis Opel Vectra ir Avinas. Avinas žuvo, reikalingi medikai ir policija. Asfaltuotų kelių Šatrių link su automobiliu Opel Vectra keliavo šeimyna, kai staiga iš šalia kelio esančio sodžiaus į kelią išbėgo Avinas ir atsitrenkė į automobilio priekį. Dar kurį laiką gyvulys buvo gyvas, bet netrukus išleido paskutinį atodūsį. Įtariant, kad per susidūrimą 1,5 metų berniukas sėdėjęs specialioje kėdutėje galėjo su galva atsitrenkti į šoninį stiklą, buvo iškviesti medikai. Jie mamą ir vaiką išvežė į ligoninę. Tuo metu 71 metų Avino šeimininkė Birutė incidento dalyviams ir policijai užkūrė tikrą pirtį. Ji išgriovė atgal ant kelio temdama žuvusį įnamį, šaukė, kad dėl jo mirties kalta valdžia, kaimynai, policija ir visi kiti aplinkiniai. Moteriškiai buvo paaiškinta, kad būtų geriau gyvulius rišti prie grandinės, tačiau šie šovė, kad tos, kurie eina į kelią, jį laiko pririšus, o kurie neina, tai ne. Nu, tu sakėt, kad jis šiaip po kiemą... Nu, po kiemons vaikščioji. Nu, jie ir Avins po kiemą vaikščioja. Avins į kiemą najiet. Uždaryti vartą jį. Nu, Čia kaip jisai čia atsidūrė tada gatvėje, sakykit? Ot aš nežinau, nu kaip jis galėjo atsidurti, aš nežinau. Nu tai jisai va, matot, kur yra? Va, kur jisai yra Nu, dabar. aš nežinau, gink dieve, aš nežinau, į kužną ateina čia stu pririštas avis. nu gerai, bet vot irgi. Avis tenais irgi nepririšta, ožiai pririšta. Ožė pririšta, avis niekur ne, dėl to jį nerišau. Nu kaip tai ne, nu matot ir išėję. Vaikų ligoninėje paaiškėjo, kad vaikas per avariją nenukentėjo. Tai buvo istorija ne apie avinus, kurie laksto su mocės ant vieno rato Klaipėdoje, o apie tikrus avinus, kurie gali užsimanyti avies gyvenančios kitoje kelio pusėje. Šeštadienį prieš 6 valandas vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone kelyje Šilutė prie Dituvos kaimo įvyko avarija, yra sužeistų žmonių. Avariją patyrė automobilį Volkswagen Golf ir Renault Scenic važiavo viena kryptimi Klaipėdos link. Nu gyvi sveiki, sakykit, jūs kurie juostą važiavo? Pirma, o jūs antra? Antra. Ir mane sumėtė. Sumėtė, nes ten yra šiaip bjauri vieta ten toje vietoje. Tai važiavau, ta prasme, kai sumėtė, važiavau į šitą juostą, į šitą pusę pasukau, o paskui vėl sumėtė ir aš trenkiau į prieš atvažiuojančią mašiną. Į galą? Aha. Ir tada sukosi ir apsivertė. Jūs apsivertė? Taip. O jūs nuvažiavote į griovį?
Matau. Šuo pririštas buvo? Taip, šuo buvo pririštas. Nes žinot, kas yra įdomiausia, kada verčiasi mašina, šuo kai pabėga, tai nieks jo neranda, žinot. Va tokia istorija, pririštas buvo. Tai gerai, viskas surko. Nu, svarbiausia gyvas sveika, viskas surko yra. Taigi Pagėgių gyventoja Vika, ketindama aplenkti priekyje važiavusią automobilį, užvažiavo ant žolės kairėje kelio pusėje, mašiną sumėtė, mergina stengdamasi nenuvažiuoti griovį neišlaikė vairo ir grįžusi ant važiuojamosios kelio dalies atsitrenkė į automobilio Renault Scenic galą. Dabar jau abu automobiliai tapo nevaldomi. Volkswagen Golf virto ant stogo, nulėkęs į dešinę pusę. Renault Scenic iš pirmos juostos nuskrido į griovį kairėje kelio pusėje ir taip pat virto per stogą, bet po kūlversčio atvirto ant ratų. Iš apvirtusio Volkswagen Golf jo vairuotoja Vika ir 3 mėnesių šarpėjų veislės kalaitė Elenutė ištraukė pro šalį važiavę žmonės. Abi per avariją nenukentėjo. Tuo tarpu į ligoninę buvo išvežtas Renault Scenic keleivės, seserys Anastazija ir Ona. Vėliau į ligoninę buvo išvežti ir seserys vedę vyrai, vairuotojas Stanislavas ir Jonas, apskritai neseniai patyręs insultą. Stanislavas sakė, kad galėjo tame sode ir pasilikti nakvoti, jų geras oras, tai nebūtų patekę į bėdą. Vėliau visi 4 paleisti gydytis namo. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Ir tuo pačiu, Klaipėdoje Taikos prospekte žalialapio vairuojamas Peugeot taukštelėjo į Audi Q5 galą. Tas važiavo, žinai, ir čia mikriukas važiavo. Jisai sakė, pėstiai sustojo praleisti. Nu, jisai sustojo. Aha. Sustojo. 20 važiavo, lemą užakino ir prisimerkė. O seniai pats vairuoti? Ne? Nu kiek? Pusantro mėnesio. Rimtai? Tai dar tavo pavojingas amžius tik prasidėjo dabar. Per avariją nukentėjo Audi keleivė, moteriškiai patimti kaklo raiščiai, o dabar atėjo metas kraustytis į mūsų laidos flagmaną rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reido reporteriai darbą pradeda iš kelio plungė vėžečiai. Na, tas Volvo tai neprotingai prieš posūkį pasirodo. Nesakykit, o jų kelias judrus ir avarijos čia baisus. Skačka ir Merkelevičiau, pažinot? Čia juk Panevėžys. Tai jūsiškiam vairuotojų kantrybė trūko ir jis šovė per raudoną. Na, aišku, jis ilgas, autobuso galas turbūt pravažiavo jau per žalią, bet vis tiek. Bet žiūrėkite, ką išdarinėja jūsų dviratininkai Panevėžyje. Vienas net galvos nepasuka važiuoja per pėsčiųjų perėją, antras negalvos nepasuka važiuoja per pėsčiųjų perėją ir trečias negalvos nepasuka važiuoja per pėsčiųjų perėją taip pat. Bet mes čia Klaipėdoje irgi geri ir vaikus dar mokome nedorų šėtoniškų dalykų. Mato, kaip tėvas varo per gatvę, tai ir sūnus iš paskos. Gaus abudu nuo mamos su škurliu per kupras, tai sužinos, kaip gatvėje reikia elgtis, o ne ligoninės palatoje. Mokyklos gatvėje automobilio Ford vairuotojui pasirodė, kad jis gali pavaryti jau degant raudonam šviesoforo signalui. Galvoja, kad jeigu tamsu, tai nieks nemato. Ne velnio. Reido reporteriai ir mato, ir filmuoja. Ir dieną, ir naktį. Mes nežinome, kas kelyje nuo Gargždų Klaipėdos link, tai yra Jakų žiedo link, atsitiko tarp šių automobilių vairuotojų, bet kirsti prieš nosį per stabdžius yra negeras veiksmas. Gausi į subinę nesiskus, nes vaizdo registratoriumi bus viskas nufilmuota. Po to įrodinė, kad staigiai stabdė, nes kelyje aligatorius gulėjo. Niekas nepatikės, o kad čia kvepia piktybiniu chuliganizmu, tai patikėti nesunku. Vietoje savaitės pavairavimo pamatysite savaitės idiotus. Kelias Klaipėda Kretinga važiuojant į pakalnę tilto per Tendžę link. Reporteris Kęstutis susidūrė su 14 goželių kompanija einančių kelio viduriu. Pavasaris ne tik stirnoms galvą susisuko, bet ir Kretingos pacanams, šaukimojo amžiaus vaikinams. Joniškės gatvė. Štai šioje vietoje, ponia tamsa sunkvežimio vairuotojai, jūs neturite teisę sukti į kairę po tiltu. Čia dviguba ištisinė linija. Nesvarbu, kad apsitrynusi. Tai todėl ir apsitrynusi, nes sukaliojate kairėn dažnai. Šiukšliavežių ir cementovežių vairavimas visada kelia pasigėrėjimą. Mašinos didelės, sprendimus reikia priimti žaibiškai, laviruoti ir rikiuotis įvertinus situaciją iki milimetro virtuoziškai ir ką tu jam nieko. Jis neapvirto juk ant šono betono laisvydamas po Vilniaus gatvę. Kelyje į Šilutę drastiškas lenkimas visada sukelia aplenktųjų vairuotojų erzelį. Na, šitas ant šono tai užsirašęs, kad vežioja skubės siuntas, bet kad taip greitai jis vežioja jas, tai joks komisaras nesitikėjo. Štai toks manevras užfiksuotas prie Vilkyčių. Savaitės pavairavimas pas mus atkeliavo iš Šiaulių. Na, patys pamatysite, ką čia bepridursi. Tik automobilio markė Jaguar nesutikė teisės štai taip neatsargiai išvažiuoti iš šalutinio kelio. GUI 950. Viliuosi, kad šis pusvalandis su reidu jums neprailgo, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro, kaip visada Baltikom televizijos eteryje, o šiandien būkite aplankyti, paglostyti ir sudėti.